Laba diena, sveiki visi susirinkę, turim antrą valandą ir galim pradėti šios dienos seminarą. Ir šiandien šnekėsim apie ArGIS turinio bendrinimą ir valdymą organizacijoje. Taigi, apskritai turinio prasme ir bendrinimo prasme yra labai daug įvairių galimybių, kaip mes galim pasinaudoti ArGIS sistema. Bet šiuo metu norėčiau pakalbėti apie tą procesą, kai mes turime daugiavartotojišką aplinką, kurioje vyksta duomenų redagavimas. Tokių organizacijų Lietuvoje yra visai nemažai, kai centralizuotai kaupiami duomenys yra valdomi daugiavartotojiškai. Vėlgi, svarbu paminėti turbūt tai, kad ArGIS sistema mes pasiekime kaip naudotojai. Ir pagal naudotojų tipą mes turime vienas arba kitas teisės sistemoje kažką veikti. ArGIS sistemos pagrindą organizacijoje sudaro ArGIS Enterprise, kaip viena iš dviejų alternatyvų, kaip mes galime organizacijų naudoti ArGIS. Kita alternatyva ArGIS Online. ArGIS Online savo funkcionalumu neleidžia mums naudoti centralizuotai kaupiamų reliacinėse duomenų bazių valdymo sistemose laikomų duomenų. Taigi kalbėsim iš esmės šiandien apie ArGIS Enterprise naudojimą organizacijoje. Čia skaidrėje matote principinę ArGIS sistemos architektūrą. Architektūrą sudaro ArGIS GIS paslaugų serveris, turinio valdymo dalis tai yra portalas, bei duomenų saugyklos, ArGIS Data Store. Na ir čia turbūt svarbu sustoti ir pasižiūrėti aplinkui, kad štai duomenų įvairovė ir duomenų apimtis jos per paskutinius keletą metų labai išaugo. Iš esmės yra tiek įvairiausių tipų, tiek prigimties duomenų gausa tikrai didelė yra ir duomenų formatų ir panašiai. Bet poreikiai organizacijoje išlieka labai panašus. Tai yra centralizuotai kaupti, valdyti, pasiekti, atnaujinti, redaguoti duomenys ir panašiai. Na ir kaip organizacijos tą uždavinį sprendžia? Tradiciškai duomenų saugojimu mes užsiimdavom kažkur turėdami centralizuotą duomenų bazę, reliacinėje duomenų bazių valdymo sistemoje. Su ArGIS Enterprise atėjo ir vidinė talpykla, tai yra ArGIS Data Store. Ir čia mes turime du pagrindinius tokius duomenų šaltinių arba duomenų saugyklų tipus. Tai yra ArGIS sistemos valdomos talpyklos ir naudotojo valdomos talpyklos. ArGIS valdomos talpyklos, tai yra kitaip tariant ArGIS Data Store skirtingi tipai. O naudotojo valdomos talpyklos tai yra, galim sakyti, kad ArGIS Enterprise sistemos lyg ir nekontroliuojamos, tai prasme nevaldomos, išorėje esančios sistemos, tai yra tiek failinė sistema, tiek įvairios duomenų bazės bei kitos talpyklos. Ir čia mes turime tokį daugeliui gerai žinomą konceptą, tai yra geoduomenų bazė. Jeigu turime duomenys mes galime naudoti ArGIS aplinkoje arba individualiam naudojimui, arba centralizuoti ir skirti daugeliui vartotojų. Individualiam naudojimui naudojamos duomenų bazės, tai yra failinė duomenų bazė ir mobili duomenų bazė. Mobili duomenų bazė yra visai neblogas variantas, jeigu norite dar didesnės greitaveikos negu ir šiaip jau greita failinė duomenų bazė, tai siūlau išsibandyti. Na, o šiandien mes šnekėsim apie daugelių vartotojų skirtą Enterprise duomenų bazę, kurie duomenys yra saugomi reliacinėse duomenų bazių valdymo sistemos.
Iš jų turbūt populiariausias Lietuvoje yra Oracle, SQL Server, na ir PostgreSQL. Kaip matot, yra palaikoma ir keletas kitų technologijų. Ką apskritai geoduomenų bazė duoda? Geoduomenų bazė duoda mums tiek galimybę kaupti duomenis, tiek turėti papildomą funkcionalumą. Na, kaip pavyzdys, čia pereisime keletą tokių tipinių dalykų, kuriuos duoda geoduomenų bazės. Leidžia mums turėti įvairius duomenų rinkinius, juos išskaidyti per subtipus. Subtipai yra labai geras dalykas. Kodėl? Neseniai teko bendrauti su viena iš organizacijų, kuri daro didelės apimties duomenų redagavimą, valdo įvairius duomenis. Ir mes pamatėme tokį dalyką, kad štai vienoje duomenų bazėje saugoma, tarkim, 5-6 elementų klasės, arba kitaip tariant, duomenų sluoksniai, kurie tarpusavėje skiriasi tik tai nedidelė dalimi atributų arba tų reikalavimų, kuriuos turime įgyvendinti atributų lygyje. Tai ką mes galime optimizuoti? Mes galime optimizuoti sukeldami tokius labai panašius duomenis į vieną elementų klasę ir atskirti juos per subtipus. Subtipai tokiu atveju leidžia valdyti atskirų tų posluoksnių, pavadinkim, funkcionalumą. Pavyzdžiui, vienam subtipui, tarkim, kokio nors atributo reikšmė gali būti tuščia, kitam ne, vienas turi jungtis su kito lentelė, kitas ne, vienas subtipas turi rodyti kokį nors atributinį lauką, kitas ne. Tokius dalykus mes galime pasiekti per subtipus. Subtipų panaudojimas sluoksnėje, kurį publikuojam kaip servisą, leidžia man turėti vieną sluoksnį, užuot turėjus 5. Dėl savo ruožtų leidžia pagerinti greitaveika. Toliau yra su duomenų kokybė susiję dalykai, pavyzdžiui, tarkim, domenai. Atributų reikšmių domenai leidžia turėti apibrėžtas elementams, jų atributams naudojamų reikšmių sąrašus. Turiu lauką, kuris, pavyzdžiui, yra tekstinis laukas ir šiaip jau galėčiau jį rašyti reikšmę rankiniu būdu, bet jeigu galiu, visada stengiuosi panaudoti klasifikatorius. Klasifikatorius arba atributų reikšmių sąrašus yra domenus. Ir tokiu būdu pats duomenų redagavimas supaprastėja ir lengviau užtikrinti duomenų kokybę. Kitaip tariant, kad vedamos reikšmės jos atitiks, tarkim, klasifikatoriaus apibrėžtas reikšmes. Kitas funkcionalumas tai yra redagavimo veiksmų sekimas. Ir šiaip jau jisai bus svarbus ir likusiai mano pranešimo daly. Idėja ta, kad mes norime sekti veiksmus, kurie yra atliekami su mūsų įrašais sluoksnyje. Standartiškai editor tracking sekimas, jisai fiksuoja laiką, kada objektas buvo sukurtas, naudotojo vardą, kuris sukūrė objektą, laiką, kada objektas buvo paskutinį kartą modifikuotas ir laiką, kada tai įvyko. Na ir naudotojo vardą. Dar vienas funkcionalumas yra priedai, attachments. Priedai, juos galima paprastai įsivaizduoti kaip elektroninio laiško priedus. Jūs siunčiate laišką ir norite prisekti failų. Tai lygiai taip pat čia mes galime failų prisekti prie įrašo atributų lentelė arba sluoksnyje. Žemėlapyje kiekvienas objektas gali turėti prisektus priedus. Domenai, kuriuos minėjau anksčiau, jie leidžia užtikrinti tam tikrų vedamų reikšmių pasirinkimą iš klasifikatoriaus. Bet ką daryti, jeigu mano klasifikatoriai yra tarpusavėje susiję? Pavyzdžiui, pasirinkus vieną klasifikatoriaus reikšmę, apribojama kito lauko reikšmių aibė. Čia mes turime tokį funkcionalumą, kuris vadinasi contingent values. Arba kitaip tariant, iš anksto apibrėžtas visos galimos 2 arba daugiau atributų reikšmių kombinacijos. Kitaip tariant, mes galime šalia savo duomenų struktūros turėti ir sąrašą visų tenai įmanomų įvesti kombinacijų. Na, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, kad stogas, jeigu jisai yra šlaitinis, tai jis gali būti iš čerpių arba šiaudų, bet negali būti, pavyzdžiui, iš gelžbetonio, na ir panašiai.
Reiškia, jeigu aš galiu iš anksto apibrėžti reikšmių kombinacijas, tai tokiu būdu aš galiu apriboti galimybę įvesti tokią kombinaciją, kuri netitiktų dalykinės srities reikalavimų. Na ir dar vienas, dar lankstesnis būdas, kaip užtikrinti duomenų kokybę, tai yra atributų taisyklės. Atributų taisyklės leidžia įgyvendinti tiek duomenų patikrą redagavimo metu, pavyzdžiui, aš vedu objektą, kuris, na, pavyzdžiui, reikalauja, kad įvedama atributo reikšmė, jinai, pavyzdžiui, priklausytų nuo kitų atributų. Vedu, pavyzdžiui, miško sklypą ir miško sklypo rūšinę sudėtį ir žinau, kad štai aš privesiu, kiek yra procentų pušų, kiek procentų beržų, kiek procentų ąžuolų, bet aš žinau, kad mano suminė procentų, na, ta reikšmė, suma, jinai negali viršyti 100. Tai tą aš galiu realizuoti aprašydamas atributų taisyklės. Atributų taisyklės yra labai, na, sakykime, lankstus ir daug galimybių teikiantis mechanizmas, leidžiantis dar vieną uždavinį išspręsti. Tai yra duomenų patikras. Iš principo yra du įmanomi scenarijai. Vienas scenarijus yra, jūs leidžiate duomenų naudotojams, duomenų redaguotojams rinkti duomenys, juos redaguoti ir po to, po kažkurio laiko turite įvykdyti tų duomenų patikrą kaip atskirą procesą, arba galite duomenų įvedimo arba redagavimo metu aprašę atributų taisyklės užtikrinti duomenų korektiškumą, atitikimą dalykinės srities reikalavimams. Na, yra ir daugiau funkcionalumo, kurį galime panaudoti. Pavyzdžiui, tarkim, mes galime susijęti duomenys, keletą duomenų rinkinių, yra lentelė arba sluoksnių tarpusavyje per ryšių klases. Čia mes galime turėti įvairių tipų kardinalumus, tokius kaip vienas su vienu, vienas su daug su daug. Tokiame ryšyje esantis objektai gali jų gyvavimo ciklas priklausyti arba nepriklausyti nuo kito sąrašo elemento gyvavimo. Nu, pavyzdys, jeigu aš turiu orinės elektros linijas, tai yra lininiai objektai, o su tom elektros oriniam linijom taip pat būtų susietas kitas sluoksnis, tai būtų atramos arba stulpai, ant kurių tos linijos yra pritvirtintos. Na ir aš galiu turėti kompozitinį ryšį, kai naikinu orinę elektros liniją, tai būtų panaikintos ir atramos arba stulpai. Na, vėlgi su ryšiais galima ir lanksčiau pasielgti. Pavyzdžiui, galima panaudoti minėtasias atributų taisyklės, kurios apskaičiuotų, pavyzdžiui, raktus, kurie yra reikalingi ryšiui. Kitaip tariant, patį ryšį automatiškai užmegzti tarp dviejų objektų vien per atributų taisyklės. Bei galime bendrai redaguoti susijusius įrašus. Dar vienas svarbus duomenų bazės toks aspektas, tai yra galimybė sukelti duomenis į feature dataset tipo duomenų struktūras. Feature dataset būtų galima palyginti su aplanku failinėje sistemoje, bet tai nėra viena aplankas, tai yra kažkas daugiau. Tai yra struktūra, kuri iš esmės užtikrina ten esančių duomenų erdvinį homogeniškumą, jų koordinačių homogeniškumą. Tai reiškia, kad bus ta pati koordinačių sistema, bus ta pati koordinačių rezoliucija, tolerancija. Ir tai yra būtina, jei mes norime turėti išvestinius duomenų tipus, tokius kaip utility network, parcel fabric, arba turėti papildomą funkcionalumą tokį kaip duomenų bazių topologija. Dėl to, kad visiems tiems išvestiniams dalykams reikia, kad erdviniai duomenys, kurie tenai dalyvauja, jie būtų tapatus savo koordinačių prasme. Koordinačių sistema turi būti tos pačios duomenų saugojimo savybės. Na ir čia jau, kaip ir paminėjau, tai yra duomenų bazių topologija, kaip
būdas vėlgi palengvinti erdvinės duomenų kokybės savybės. Iš principo, geoduomenų bazių topologiją galėtumėm įsivaizduoti kaip tam tikrą apibrėžtų taisyklių sąrašą bei įrankius, kurie leidžia patikrinti duomenų atitikimą toms taisyklėms bei išspręsti jas optimaliu būdu. Tai yra, kitaip tariant, man nereikia ieškoti žemėlapyje vizualiai, kur, pavyzdžiui, du poligonai tarpusavyje kertasi. Aš galiu tą padaryti per geoduomenų bazę topologiją, apibrėžęs taisyklę ir naudodamas Error Inspector įrankį susirasti labai paprastai tokias situacijas. Kadangi jeigu aprėptis yra didelė, o tos topologinės situacijos yra nedidelės, tai vizualiai aš jų negalėčiau pamatyti, bet jos savo ruožtu būtų jau blogai, vadinasi, man reikia tokio metodo ir štai geoduomenų bazė topologija tą ir atsineša. Bei išvestiniai duomenų modeliai, tai yra įvairūs inžineriniai tinklai, Parcel Fabric duomenų rinkiniai ir panašus. Tai yra įvairūs jungumu apibrėžti išvestiniai duomenų rinkiniai. Jiems taipogi reikia feature dataset struktūrų. Na, o kalbant apie tokių duomenų esančių centralizuotoje duomenų bazėje naudojimą, mes susidurėme su daugiau vartotojiškumu. Tai yra, kad mūsų duomenys vienu metu gali naudoti daug naudotojų. Jeigu tie naudotojai būtų vien tik tai tų duomenų skaitytojai, žiūrovai, nedarytų pokyčių su tais duomenimis, na, tai kaip ir nebūtų čia nieko sudėtingo, bet sudėtingumas prasideda tada, kai mes turime užtikrinti, kad vienu metu tokius duomenis galės redaguoti daugiau negu vienas naudotojas. Daugiau negu vienas naudotojas gali paimti ir pakeisti tą patį įrašą. Vienas naudotojas galbūt pakeis atributą, kitas pakeis geometriją, to paties objekto žemėlapyje. Na ir kas atsitinka? Duomenų bazės užtikrina transakcijas. Tai yra, kitaip tariant, jeigu aš padariau kažkokį veiksmą, tai galime įsivaizduoti kaip transakciją, kaip tam tikrą sudėtinį veiksmą. Atliekama serija žingsnių ir pati ta transakcija gali arba įvykti, arba neįvykti kaip visuma. Panašiai kaip iš bankomato aš pasiimu pinigus. Vienu metu turi įvykti du dalykai. Mano sąskaitoje turi būti įvykti sumažinimas tam tikrą sumą pinigų, o man išduodami gryni banknotai. Tai jeigu mes atliksime tik dalį transakcijos, bus problema. Arba man nurašys pinigus ir neduos banknotų, arba man duos banknotus, bet nenurašys iš sąskaitų. Vadinasi, transakcija tai yra toks sudėtinis veiksmas, kurį galima kaip visumą įvykdyti arba ne. Bet negalima iš dalies. Geoduomenų bazė veikia su trumpomis ir ilgomis transakcijomis. Trumpos transakcijos tai yra tai, ką mums duoda duomenų bazių valdymo sistema, o ilgos transakcijos tai yra versijavimas. Geoduomenų bazių versijavimas leidžia atskirti redaguotojų veiksmus. Kitaip tariant, vienam redaguotojui netrukdoma jisai gali dirbti savo redagavimo sesijoje, nepriklausomai nuo kitų redaguotojų. Taip pat redaguotojas turi turėti galimybę atšaukti arba pakartoti veiksmus, kuriuos atliko. Tai yra undo, redo funkcionalumas. Na ir dar papildomai su versijomis, tai yra galimybė, tarkim, grįžti atgal, turėti archyvavimą ir panašius dalykus. Versijavimas savo ruožtu reiškia, kad mūsų geoduomenų bazėje yra papildomai saugoma sistemiškai informacija. Egzistuoja du versijavimo būdai, tradicinis ir branch versijavimas. Tai vat apie juos ir pakalbėsim. Pradžioje pakalbėsiu apie tradicinį versijavimą, o tada apie branch. Parodysiu, kuo branch versijavimas jis yra pažangesnis. Tradicinis versijavimas veikia taip. Jūs atsidarote žemėlapį
įsivedate sluoksnį ir pasikeičiate versiją į tam tikrą, pagal pavadinimą. Informacija apie versiją saugoma sisteminėje lentelėje, kur su kiekvienu versijos pavadinimu susietas yra tam tikras numeris, State ID. State ID savo ruožtų nusako duomenų bazės būseną. Būsenų numerį galima įsivaizduoti kaip chronologiškai suteiktą toje duomenų bazėje iš eilės. Kitaip tariant, yra būsena 0, kurią sako būsena 1, po to 2, taip ir toliau. Reiškia, nepriklausomai nuo to, koks veiksmas įvyko su duomenų baze, būsenos arba state numeriai, jie chronologiškai didėja. Tada pagal versiją surandama, kokia tai yra būsena arba state ir kokiai versijavimo šakai priklauso, tai yra lineage. Čia šiuo atveju vienetas tai yra ta šakos atsišakojimo būsena. Po to einama į šakų lentelę ir ten surandame visi veiksmai, kurie tai šakai priklauso. Tai yra visi skirtumai, kurie atskiria šią konkrečią Andrew versiją nuo kitų Olivijos arba default. Tada surandama, kokie konkretūs sluoksniai arba lentelės buvo modifikuoti tose žingsniuose, kurie priklauso konkrečiai šakai. Na ir matom, kad štai čia modifikuotos buvo dvi lentelės arba sluoksniai, kurių ID matot 7 ir 8. Tada einama į SD Table Registry lentelę, kurioje surandama, kokie tai yra sluoksniai ir lentelės. Oro uostai ir oro susisiekimo linijos. Toliau einama per taip vadinamas delta lentelės, tai yra A ir D lentelės, kuriuose yra saugoma informacija apie versiotojo aplinkoje padarytus pokyčius. Jeigu yra atsiradęs įrašas, jisai keliauja į A lentelę, jeigu jis yra pašalintas į D lentelę, o jeigu yra pakeistas, tai įrašas bus tiek A lentelėje, tiek D lentelėje. D lentelėje pašalinama sena reprezentacija, o A lentelėje atsiranda nauja to paties objekto versija. Ir bazinės lentelės, tai yra tai, ką mes turime pagrindinėse lentelėse susijusiuose su oro uostais ir oro susisiekimo linijomis. Ta surinkama informacija atvaizduojama žemėlapyje. Taip veikia tradicinis versijavimas. Tradicinio versijavimo esmė yra, kad yra daug sisteminių, kaip matote, čia 1, 2, 3, 4, 5 ir dar delta lentelės. Tai yra sisteminės lentelės, kurios tą funkcionalumą duoda, tai yra naudotojui rodoma informacija apie tai, kas jo versijoje yra. O alternatyva tai yra branch versijavimas. Branch versijavimas tai yra jau visai kito tipo versijavimas, kurio idėja yra paremta Argis serverio paslaugomis. Tai reikia, kitaip tariant, duomenys, kuriuos mes norime redaguoti versijuotus naudojant branch versijavimą, mes pasieksime per Argis serverio paslaugas. Yra viskas, kas reikalinga darbui su versijomis, jų valdymu, irgi atliekame per paslaugas. O pats modelis yra daug paprastesnis. Kitaip tariant, informacija apie atskiro įrašo gyvavimo būseną saugoma toje pačioje lentelėje. Ir kartu ta lentelė, jinai veikia ir kaip tam tikras archyvas. Tai kitaip tariant, galima automatiškai iš to mes gauname ir dar vieną funkcionalumą, tai yra galimybė keliauti laiku ir pasižiūrėti, kaip duomenys atrodė tam tikrų laiko momentų praeityje. Atsukti redagavimo veiksmų laikrodį atgal. Na ir kokie yra privalumai? Aišku, mes galim pasiekti per REST. Galima, iš karto mes gauname archyvavimą. Taip pat atsiranda lyg ir mechanizmas, kuris išplečia editor tracking funkcionalumą. Kitaip tariant, mes matysime ne tik tai, kada objektas buvo sukurtas, paskutinį kartą modifikuotas, bet taip pat ir ištrintas. Efektyvesnės užklausos. Efektyvesnės užklausos dėl to, kad nėra tų visų sisteminių lentelių.
Vadinasi, kartu ir geresnį greitaveiką. Default mes galime tiesiog jį redaguoti. Taip pat privalumai yra tokie, kad mes turime versijavimą, kuriam nereikalingi papildomi priežiūros veiksmai. Tradicinėme versijavime laikas nuo laiko reikia priežiūros veiksmų. Pavyzdžiui, tokių kaip kompres operacija, indeksų ir statistikos perskaičiavimas vien greitaveikos užtikrinimui. Tuo tarpu branch versijavime to nereikia. Pats paprastesnis administravimas. Tradicinėme versijavime palaikoma gili versijų medžio struktūra. Tai yra, kitaip tariant, mes turime default versiją, iš jos vaikai, vaikinės versijos, vaikų, vaikai, anūkai ir taip toliau. Tas yra iš vienos pusės leidžia turėti sudėtingesnės procedūras, kaip mes dirbame su duomenimis. Na, pavyzdys yra centrinė duomenų bazė, iš jos skyriaus vadovas padaro, tarkim, kokią nors ten kokybės priežiūros versiją, iš jos padaromos redaguotojų versijos, redaguotojai dirba, galiausiai iš tų redaguotojų versijų padaromos vėl skyriaus vadovo, proceso vadovo versijos skirtos sinchronizavimui su kokybės priežiūros versija ir panašiai. Ten mes galėtumėm turėti ir 4 lygius. O branch versijavime lygiai tik 2. Default ir jos vaikai. Vadinasi, paprastesnė priežiūra, paprastesnė administravimas ir naudojimas. Panaudojus versiją, mes ją iš karto galime ištrinti, o toliau kitą kartą kurti naują. Tai vadinasi, versiją galime susijęti labiau su atskira, sakykime, redagavimo sesija. Na, kaip dabar atrodo duomenų parašymas ir publikavimas, pabandysiu parodyti gyvai. Taip, specialiai prisijungsiu prie kitos aplinkos ir pabandysim atkartoti situaciją, kai turim centralizuotą duomenų bazę ir visą enterprise sistemą veikiančią vienoje aplinkoje, o naudotojas, kuris norės redaguoti tokius duomenys, jungsis iš, pavyzdžiui, savo namų. Taigi, jeigu mes dirbsime tradiciškai su ar visgi centralizuota duomenų baze, naudotojai jungsis per jungčių failus, SD jungčių failus. Ir naudotojų teisės pasiekti vienus arba kitus duomenis bus valdomi iš duomenų bazės savininko paskyros. Paskyros turės būti kūriamos naudojant duomenų bazės administratorių. Modernus priėjimas prie šito yra naudoti branch versijavimą, publikuoti GIS paslaugas ir naudotojams jungtis netiesiogiai prie centralizuotos duomenų bazės, bet naudoti duomenis per GIS paslaugas. Taigi, pirmiausia, turiu štai sukurtą geoduomenų bazę ir joje prisijungiu naudodamas vieną arba kitą versijavimo mechanizmą. Kodėl duoda? Čia. Taip, tai kiekvienas jungties failas, prisijungimo failas turi nustatymą. Tas nustatymas, jisai leidžia man pasakyti, kokiu versijavimu aš naudosiuos. JDBase Connection Properties lange mes galime pamatyti, koks yra naudojamas versijavimo tipas - tradicinis arba branch. Savo ruožtu aš bandysiu parodyti jums, kaip atrodo branch versijavimas, užtat ateinu ir pasikeičiu. Toliau. Minėjau, kad jeigu norėsiu naudoti
tarkim, išvestinius duomenų tipus arba papildomą funkcionalumą, tokį kaip duomenų bazių topologija, man reikės feature dataset tipo struktūros. Dabar mano duomenys, kuriuos aš norėsiu naudoti redagavimui, yra čia. Aš juos paimsiu ir įsidėsiu į žemėlapį. Tai yra pastatai, na ir sklypų ribos. Taip. Sukeisiu vietom. Čia neturiu pastatai. Mintis ta, kad turiu pastatus ir turiu sklypus. Dabar savo duomenų bazėje prisijungsiu su naudotoju, kuris yra duomenų savininkas. Taip, duomenų bazės čia. Taip. Vėlgi, įsitikinu, kad naudoju branch versiją, kuriu feature dataset tipo struktūrą. Jei reikės pavadinimo, topo redagavimas ir koordinačių sistemos. Koordinačių sistemą paimsime iš vieno iš naudojamų sluoksnių. Matom, lietuvišką koordinačių sistemą. Taip. Tada galiu įsikelti duomenys į šią struktūrą, kol kas nėra tuščia. Import, feature classes. Ir sukelsim duomenys. Iš failinės duomenų bazės. Kas čia būtų atliekama, tai jeigu mano koordinačių sistemos nesutampa, tai vyktų tų duomenų ir perprojektavimas į tą koordinačių sistemą ir į tuos nustatymus, kurios turi feature dataset struktūra. Rezoliucija ir tolerancija, koordinačių sistema šitų duomenų bus vienoda. Feature dataset tipo struktūra bus valdoma kaip vienas objektas. Šitą turėtų gan greitai tie duomenys įsikelti. Štai įsikėlė ir aš galiu nereikalingus sluoksnius iš failinės, kuriuos jums parodžiau, pašalinti. Štai įsikėliau duomenys. Toliau norėsiu juos versijuoti. Tam, kad galėčiau versijuoti, man reikės atsidaryti Match ir pasispausti viršininką. Atkreipkite dėmesį, kad iš karto automatiškai pasižymė ir kitos varnelės susijusios su versijavimo reikalaujamų funkcionalumų. Tai yra, kitaip tariant, įsijungs archyvavimas, bus pridėti Global ID raktai, bei bus įjungtas editor tracking mechanizmas. Spaudžiu OK. Na ir, kaip matot, varnelėmis pažymimi įvykdyti veiksmai. Na ir galiausiai tų sluoksnių struktūra bus papildyta papildomais laukais, kuriuose bus sekama įrašų būsena ir tokiu būdu veiks mano versijavimas. Užtruks keletą akimirkų.
Na ir dabar mano duomenys yra versija. Toliau, galiu imti ir įsidėti juos į žemėlapį. Atsivaizduoti pageidaujamu būdu. Pavyzdžiui, paimsiu, uždėsiu peršviečiamumą. O pastatus atvaizduosiu pagal kodų reikšmes. Paimsim kokios nors ryškės spalvas. Jeigu noriu, galiu papildomai susikurti topologiją. Ir apibrėžti, ką mano duomenys galės, kokie bus tarpusavio ryšiai sluoksniuose. Na, kaip pavyzdys, aš galiu įsikelti taisyklę, kad, pavyzdžiui, pastatai negali persidengti tarpusavyje. Lygiai taip pat ribos, mes to vardą. Na ir čia apibrėžti taisyklės. Dabar čia aš paskubėjau šiek tiek su versijavimu, reikėjo to padaryti prieš versijuojant. Galiu paimti ir kol kas nuimti šitą funkcionalumą. Kaip matot, kiti dalykai tokie kaip Global ID ir Editor Trackingas liks. Paimsiu kitą. Topologija apibrėžia taisyklėmis, kad pastatai negali persidengti ir ribos negali persidengti. Įsidedu į žemėlapį. Simbolizacija. Pakeičiu simbolizaciją, o ribos bus peršviečiamos. Taip. Ir pavadinu šitą žemėlapį. Tai bus, pavyzdžiui, redagavimas. Dabar, jeigu aš noriu savo naudotojams, savo kolegoms perduoti šitos duomenys, kad jie galėtų juos redaguoti, branch versijavimo atveju redagavimas atliekamas per paslaugą. Tai yra, kitaip tariant, prieš tai, kai mano kolegos galės tos duomenys redaguoti, aš turiu išpublikuoti šitos duomenys kaip servisą. Taigi, einu į share webmap, galiu publikuoti dviem būdais, arba visą žemėlapį kaip visumą, arba kaip sluoksnį. Yra sluoksniai iš ten esančių duomenų be, pavyzdžiui, basemap. Šiuo atveju aš renkuosi publikuoti web žemėlapį. Webmap. Tai kadangi mano žemėlapis bus skirtas duomenų redagavimui, tai aš pasirinkau, ką naudotojai galės atlikti su šito žemėlapiu. Tai reiškia, tai bus
duomenys bus saugomi ten, kur jie yra dabar, tai yra bus naudojama nuoroda į duomenys, o sluoksniai bus redaguojami. Editable arba kitaip tariant, elementų sluoksnis, feature layeris, kuris bus sukurtas būtent redagavimui. O šiuo žemėlapiu aš pasidalinsiu, pavyzdžiui, su organizacijos nariais, tai yra savo portalo naudotojais, kurie turi prisijungimą. Jeigu tai yra kažkoks siauresnis naudotojų ratas, tai gali būti owner ir plus grupė. Toliau einu į konfiguraciją ir iš karto matau, kad man reikia, kad sluoksniai turėtų unikalius numerius išpublikuotose servisuose. Nueinu į žemėlapio savybės ir yra varnelė Allow Assignment of Unique Numeric IDs. Okay. Dabar mano išpublikavimo rezultatas bus žemėlapis, žemėlapio paslauga ir elementų paslauga. Elementų paslauga yra ta, kuri bus naudojama duomenų redagavimui, taigi aš einu į jos savybę. Savybėse galiu pamatyti, ką aš čia sukursiu. Ir ką mano, reiškias, naudotojai galės atlikti su šią paslaugą. Iš tikrųjų, šitos nustatymus vėliau bus galima pakeisti. Aš galiu pasispausti Analyze ir pasitikrinti, ar yra kokių nors dalykų, kurie neleistų man išpublikuoti servus. Na, kaip pavyzdys, čia aš matau, kad duomenų šaltinis nėra registruotas portale, kitaip tariant, portalas arba konkrečiau tariant, vis paslaugų serveris, kuris yra mano vis enterprise sistemoje, nežinotų apie šį duomenų šaltinį. Tai aš turiu užregistruoti jį prieš publikuodamas. Žiūrim, ką čia turim. Čia mes matome, kad turim užregistruoti. Ir dar vienas dalykas, tai kad mes turime branch versuotus duomenys, o jiems reikės, kad mūsų tai einam konfiguraciją, einam į dedicated instance. Reikalingas dedikuotas instances tokiam servisui. Tai reiškia, kitaip tariant, Argis enterprise sistemoje esančiame Argis serveryje veiks atskirų procesų toks servisas. Spaudžiant toliau Analyze. Ir turime šį pranešimą, kuris sako, kad mes turime užregistruoti duomenų šaltinį. Išskleidžiam ir užregistruojam. Bus top. Tokiu būdu mes galime pereiti per visus pranešimus, kuriuos turim ir išspręsti ir galiausiai publikuoti žemėlapį. Dabar išpublikuotas žemėlapis, jisai patenka į mūsų portalą, kurį aš jau pasieksiu iš kitos aplinkos. Tai yra iš savo darbo vietos, man reikia nueiti į portalą. Ir čia, jeigu prisijungčiau tiesiog per naršyklę, galėčiau pamatyti, kokie resursai egzistuoja portale. Mes matytumėm duomenų šaltinį, matytumėm žemėlapį, matytumėm elementų paslaugą, kurią galima naudoti redagavimui. Naudotojas, kuris atliktų duomenų redagavimą,
tą galėtų atlikti, pavyzdžiui, iš savo ArcGIS Pro aplinkos. Štai aš kaip naudotojas, kuris redaguoja duomenis, prisijungiau prie to paties portalo. Iš kokios noriu aplinkos, kurioje galiu pasiekti portalą, pavyzdžiui, per internetą. Iš namų, pavyzdžiui, dirbu. Ir štai čia į savo žemėlapį įsidėsiu elementų paslaugą. Metų karantiną. Kaip matote, mano žemėlapį patenka tie patys duomenys. Čia pat aš matyčiau tiek ribas, pastatus ir topologiją. Ir galėčiau atlikti duomenų redagavimą. Duomenų redagavimas atliekamas, iš esmės lygiai taip pat, kaip ir su tokiais duomenimis, kurie būtų lokaliai. Aš galiu nustatyti, kad būtų naudojama duomenų bazių topologija, tai yra ta, kurį čia matote žemėlapyje. Galėčiau atlikti veiksmus su objektais, pavyzdys, pavyzdžiui, pasiimti objektą ir jį performuoti. Pavyzdžiui, su įrankiu panašiai. Norėčiau, pavyzdžiui, performuoti atkirsdamas objekto gabalą. Topologijai aš galėčiau įsijungti dirbti areas ir matyti tas teritorijos, kuriuose įvyko pokyčių ir kur ta topologija yra nevaliduota. Naudoti Error Inspector langą klaidų aptikimui. Tai yra ta, ką aš matau žemėlapį, tai apračiai. Dabar šiuo atveju, ką aš rodau, tai aš redaguoju default versiją. Default versijos redagavimas galimas, bet jeigu aš noriu labiau izoliuoti redaguotojus tarpusavyje, galiu taip pat naudoti ir versijavimą. tą aš galiu padaryti eidamas arba per čia, tai yra per kontekstinį meniu, pavyzdžiui, sukurti naują versiją, arba per versijavimo įrankį juostą. Pavyzdžiui, sukurti naują versiją, man parodomas langas, kurį aš pavadinsiu šitą versiją Donato Red. Tai bus mano versija, kurią tik aš vienas naudosiu, tai bus private ir pasikeisiu iš karto į ją. Private versija, jinai yra sukurta tam tikrų laiko momentu, kai jau buvo atliktas pokytis default versijoje. Tai matote, va šitą vietą jau išpjautą pastatą. Dabar šitoje savo redagavimo versijoje aš pabandysiu vėlgi objektą performuoti. Pavyzdžiui, pripiešiu štai kokį nors didesnį, tarkim, sparną šitam pastatui. Gerai? Ir dabar, kas atsitinka su mano default versija, aš galiu pasižiūrėti. Čia išmeti langą, turiu patvirtinti, taip. Galiu pasikeisti atgal į default ir default versiją aš matysiu, kad to pokyčio dar nėra. Tas pokytis yra įvykęs tik tai redaguotojo versijoje. Taip. Vėlgi, su change version pasikeičiu į savo versiją ir matau tą pokytį čia. Tokiu būdu yra atskiriami redaguotojai tarpusavyje ir atskirai dar atskiriama default versija. Jeigu aš noriu pokyčius perkelti iš redaguotojo į pagrindinę versiją, tai tas padaroma yra operacijomis reconcile ir post. Aš galiu padaryti operaciją reconcile ir man bus parodytas dar vienas langas, kuriame aš turiu pasakyti, kaip būtų elgiamasi konflikto atveju. Konfliktas tai yra toks pokytis, kuris yra įvykęs mano versijoje ir objektas, kuris yra pakeistas mano versijoje, taipogi yra dar kažkaip kitaip pakeistas
toje versijoje, su kuria bandau sinchronizuoti. Tai šiuo atveju default versija. Pavyzdžiui, vienas redaguotojas savo pokyčius sinchronizavo, o po to aš atėjau ir su savo pokyčiais, kurie liečia tą patį objektą, bandau sinchronizuoti. Reconcile operacija į mano redagavimo versiją perkelia pokyčius, kurie yra atsiradę default versijoje, o su post aš pakeičiu default versiją. Tada pasikeisiu į default versiją ir matysiu į pokytį, kaip įvykus. Tai tokiu būdu perkeliam pokyčius į pagrindinę versiją. Jeigu atsidarysim Manage Versions langą, galėsime matyti, kad mūsų redagavimo versija dar yra, bet čia pat galima ją ištrinti, nes jinai yra nebereikalinga. Toks nesudėtingas dviejų lygių versijavimo mechanizmas yra daug paprastesnis valdyti, administruoti ir yra daug efektyvesnis greitaveiklos prasme. Taigi, grįžtant, tam, kad mes galėtumėm naudoti branch versijavimą, mums reikės užtikrinti, kad duomenų rinkiniai turi global ID identifikatorius, tai yra globalūs raktai, taip pat įjungtas editor tracking mechanizmas ir pati jungtis, kurią naudojam, tai yra SD failas, turi būti nustatytas, kad naudotų branch versijavimą. Duomenų redagavimas, kaip matėt, atliekamas tiek branch versijuotoje aplinkoje, naudojant GIS paslaugas, tai yra išpublikuotus servisus pasiekiant per jungtį portalą. Teisės, su kuriomis aš galiu pasiekti duomenys ir kurios bus fiksuojamos duomenyse, tai yra mano prisijungusio į portalą naudotojo vardas. Kitaip tariant, branch versijavimas tiesiogiai naudoja GIS Enterprise saugumo modelį, tai yra naudotojų autentifikavimą ir autorizavimą. Jeigu, sakykime, aš esu tas duomenų savininkas, kuris publikuoju servisą, tai per portalo turinio elemento savybės galiu keisti prieigą kitiems naudotojams tokį duomenų resursą pasiekti ir atlikti su juo veiksmus. O pačioje organizacijoje tokiu būdu publikuoti duomenys, jie gali būti naudojami tiek, kaip mano atveju rodytam, tai yra darbastalio programinė įrangoje, ar GIS Pro, tiek įvairiuose įrenginiuose, dėl to, kad naudojamas yra standartinė REST API sąsaja, vadinasi, galima tiek ir suprogramuoti kokias nors kitas programas, kurios kurtų versijas, atliktų pakeitimus, atliktų sinchronizaciją tarp versijų. Tiek naršyklėje. Tai naršyklėje, ką tai reiškia, tai kad turėdamas, pavyzdžiui, kad ir web editingą, tai yra redagavimą tiesiai portale per web aplikacijas, aš galiu atlikti versijuotų duomenų redagavimą. O pats versijų valdymas yra iš esmės labai panašus, ar aš naudosiu tradicinį versijavimą ar branch versijavimą. Versijų administravimui naudojamos GIS paslaugos. Tai yra, kitaip tariant, šalia standartinio serviso, kuris naudojamas pasiekti duomenim ir juos redaguoti, tai yra feature service tipo paslaugos. Šalia yra ir version management server tipo paslauga, kuris savo ruožtu duoda prieimą prie versijų ir tų versijų operacijų. Sukurti naują versiją, ją pašalinti, sinchronizuoti, atrasti konfliktus ir pradėti užbaigti redagavimo sesijas. Reiškia, versijavimui pasiekti, versijas kurti, sinchronizuoti, ar GIS Pro sąsaja turi įrankį juostą, veršininką.
Na ir bendrai paėmus, branch versijavimas, jisai dabar tampa pagrindiniu būdu, kaip mes dirbame daugiavartotojiškai organizacijoje, kuria turi poreikį vienu metu leisti keletui arba daugeliui naudotojų pasiekti ir redaguoti centralizuotai valdomus duomenis, jeigu reikia versijavimo. Nes kita alternatyva tai turbūt būtų duomenys, kurie yra publikuojami išnaudojant ArcGIS Data Store funkcionalumą. Ir jeigu man nereikia, tarkim, redagavimo izoliavimo, tai pats geriausias turbūt sprendimas būtų naudoti talpinamas paslaugas, taip vadinamas hosted, ir publikuoti perkeliant duomenų kopiją į ArcGIS Data Store. Taigi, ačiū, trumpai pristačiau branch versijavimą.